aš esu lakūnas Jurgis Kairys, va su tokia karaliaus karūna. King of the skies, Jurgis iš Beržės kaimo. Jurgis Kairys, lakūnas, aviacijos konstruktorius, akrobatinio skraidymo meistras, Lietuvos akrobatinio skraidymo rinktinės narys, inžinierius, lakūnas bandytojas, Europos ir pasaulio akrobatinio skraidymo čempionas, daugkartinis pasaulio čempionatų prizininkas, nugalėtojas, laimėjęs daugiausiai Tarptautinės aeronautikos federacijos pasaulio taurės varžybų. Jurgis Kairys yra pripažintas geriausio akrobatinio skraidymo be apribojimų meistrų pasaulyje. Kairys yra ne vienos akrobatinio skraidymo figūros autorius ar pirmasis atlikėjas. Šio lakūno vardą žino visas pasaulis. Tai va, esu iš Lietuvos, esu Jurgis, esu gimęs Sibire. Šitą toliau užaugęs Beržės kaime, netoli Medvėgalio. Susidūrimas jisai su ta mintim ir su ta aviacijos visa idėja, jisai atsirado einant, va tokio augio gal buvau. Ir mano batai buvo iki kelių, brendu per purvyną, o taip su tais batais į mokyklą, tokią kaimo mokyklą, kur buvo nei keliai pravažiuojami, nei praeinami, labiau pavasarį šitą. Ir žiūri, lėktuvas skrenda. Nu va, nuo to ir prasidėjo, va, kita, kad buvo nedrąsu tą pasakyti, bet mintis šito labai norėjo. Toliau, mokinuosi, baigiu vidurinę mokyklą Kaltinėnai ir tuo metu jau žinodamas, kad aš stoju į aviaciją, iki to laiko niekam nieko nesakiau, nei klasiokam, nei draugam, nei mokytojam, nei netgi net tėvam. Taip, tėvas nuspėdavo kažką truputėlį, bet irgi nežinojo nieko, išeinu. Tada šito autostrados nebuvo, buvo Žemaičių plentas, tai buvo 70 metai. Pakeliu ranką ir atvažiuoja Sniečkaus šita mašina juoda, ilga, tokia šita, kaip palaukit jos vadinosi, ten Čaika. Va, grįžta iš Palangos, nuvežė mūsų vadovus partinius. Nu va, ir man sustoja. Už 5 rublius mane nuveža į Vilnių stoti į aviacijos mokyklas. Galėjai įstoti, bet važiuosi kažkur tai į Rusiją mokintis. Va. Tai stojant blatas, reiškia visokių lakūnų vaikai, visokie tenai ypatingi, stumiami visom jėgom, o man ateina paaiškina, nu, tu neturi šansų įstoti į lakūnus, mes tau rekomenduojam stokai mechanikus. Iš pradžio aš taip net prisėdau, galvoju, nu, bus dabar čia kažkas ne taip. Pasirodo gerai, po metų laiko aš supratau, ką jie duoda. Va, mokinantis Vyborgo aviacijos mokyklai čia už Leningrado, kur rusai užgrobė, reiškia, nuo Suomių. Tada žemes, va, tai ten tame Vyborge aviacijos mokykla. Ir po tos mokyklos aš pasijaučiau labai stiprus, ta prasme, žinios, buvo tikrai toks aukšto lygio gauni aviacijos, sakyčiau, pagrindus visus. Nu, toliau vystaisi daug ką gali padaryti ir savarankiškai, jeigu tas tau įdomu. Bet supratau, kad ta mechanika, kad būtent toliau, sakykime, ir inžinerija, va, veda mane kažkur tai keliu daug patikimesnių, negu kad matau kiti eina, kur ateina visiškai žmonės iš šono, neturėdami netgi jokio supratimo, ten bando kažkur tai išmokti skraidyti ar dar kažką. Nu ir tada jau ta lakūna man būtent, sakykime, pasiekti svajonę buvo jau daug paprasčiau. 74 turbūt metai, dar 75 turbūt aš jau pradedu skraidyti ir akrobatiką. Va, tai jau yra tie 50 metų. Va, to skraidimo, bet viskas vyko labai greitai, man, nežinau, kodėl taip viskas vyko. Bet ir pats jaučiau, kad aš papuoliau, nu, tikrai ten, kur aš sugebu. Va, ir pirmi skrydžių metai aš jau skraidau
pabaigęs jau dvi, tai yra viena programa, o jau kita programa buvo su čekiškais lėktuvais akrobatiniais ir šitos akrobatiniai skrydžiai. Tai va, antri metai mane jau paima į Lietuvos rinktinę, o ne šiaip savo, reiškia, per varžybas laimiu lygiai tiek pat, pralošdamas pirmai ir antrai vietai, bet kaip jauniausiam duoda trečią vietą. Būtų pagyrę, būtų davę, žinot, būčiau gal nuosi užrietęs, bet toliau reikėjo kaltis, va taip esu, per tą visą savo, kad, ta prasme, pasiektų rezultatų, kad žinot, kas kaip darosi, kad tikrai, norėjau rimtai skraidyti, va. Ne šiaip savo, kad ten tik tai pasiskraidyti, arba ten, kad oi, aš pakilsiu į orą, oi, aš debesukų pasižiūrėsiu. Patį savarankišką pirmi metai tie patys skrydžių. Instruktorius išmokina tave skraidyti, o mokina maždaug taip, tų mokinukų ten grupė. Ir jam turbūt kantrybė pasibaigus, prisimenu, skrendu ir ten yra toks rutuliukas, kuris nueina į vieną pusę arba į kitą pusę. Tai man instruktorius, kai spyrė koją, tu laikyk rutulį centre, sakė. O aš vos dar susigaudau, kas čia yra toj kabinoj, kas čia, kaip čia sakyti, visa kita. Tai mane pažadino taip, kad aš paskui jau tikrai nusprendžiau, kad reikia čia rimtai į tą reikalą kabintis. Lėktuvas buvo toks, kada, čia buvo Jak-12 lėktuvas, jeigu žmonėms, kurie supranta apie tą aviaciją kažką, tai jisai didelis sparnai ir labai bijodavo šoninio vėjo, nes jeigu ten tas šoninis vėjas nesukoordinuosi, tave gali apsukti, gali tą lėktuvą sulaužyti, gali, ten daug yra niuansų. Tai tokia buvo toks nerimas, kada pirmas savarankiškas skrydis, kaip aš su tuo visu susitvarkysiu, kad kokia nors situacija man, nepaveiktų. Buvo pirmi skrydžiai, toliau ateina jau šioks toks jau pasitikėjimas, kad aš jau valdau situaciją. Ir toliau, tai prasidėjo. Tai yra tikrai tokia sritis, kuri reikalauja, sakyčiau taip, ir supratimo, ir įgūdžių, ir toliau, kaip čia sakyti, visą laiką tos disciplinos, tu nelįsk ten, kur tu gali turėti rizikų didelių. Žmonės jau nesuprasdami kartais ten ir lenda. Tai jeigu kalbėti apie jau pilotažą, apie tą pačią madą, apie tuos skrydžio charakterius ir ten, kas, sakykime, būtent siejasi su akrobatiniais skrydžiais. Viena, kada išmokau, jaučiausi jau saugiai skraidyti, toliau ateina kitas etapas, kada tu ateini iki to, ką tu darysi ir ar tau tai, daleiskim, kaip tame sporte yra klasikiniai skrydžiai. Tai buvo taip, kad aš juos pasijaučiau jau tikrai stipriai ir išmokęs ir toj klasikiniai, visoje toj situacijoje, klasikinėse programuose aš jau imu medalius ir viskas tas vyksta logiškai. Aišku, atsirado tada jau, čia ne maištas, bet tai čia yra, kaip sakyti, judėjimas toliau. Mano buvo toks, galbūt jau nuo ten prasidėjęs žodis toks laisvė, bet ne tokia pilna laisvė, kad tu darysi, ką nori, bet tą, kad toliau judėti, kad pabandyti, kad tu, mačiau, kad tikrai turiu ištvermingą kūną, kad turiu jėgų, tiek, kiek tam sportui reikia ir kad tam esu tinkamas, tai man norėjosi visada tų laisvų programų, toliau šitų sudėtingų, sakykime, figūrų ar tenai kokių tai naujų, kaip tą pasakyti, naujų tendencijų.
Tai, aišku, ne lėktuvai, jie ne su tais darysi, kurie ne tam skirti, bet tuo metu mes kitų, kaip Jak-50, toliau ten būtų toks lėktuvas, mes neturėjom, jie buvo gana riboti, neištvermingi. Tai įsivaizduokit, jeigu lėktuvas atskraidęs iki tik tai 100 valandų, 100 tik tai valandų, lūžta jo pagrindiniai sparnai, neatlaiko jo konstrukcija, žūsta lakūnai, mano draugai, ką tokiu metu tada tu gali padaryti? Imiesi naujų konstrukcijų ir pradedi tą viską organizuoti, kaip čia sakyt, kad tie tokie dalykai, kada jau pradedi suprast, kaip ir kur tas sportas turėtų vystytis, tai aš tame ir padalyvavęs. Ir didžiąja dalim tai buvo mano tikslas, kad padaryti lėktuvus juos patikimus ir taip, kad jie atitiktų naujo laiko galimybės. Ir kai tą padarėm, patikėkit, šitas visas pasaulis atsisėdo tenai kažkur tai, jeigu taip dar ramiai kalbant. Atsisėdo ant šlapio užpakalio ir prašė, kad tokių lėktuvų nebūtų daleisti iki varžybų, nes jie yra padaryti ne žmogui, o kažkam tai tenai. Bet per tokius tenai, sakykime, briefingus oficialius buvo kalbama, o laikas parodys. Man jie tenkina, man jie tokie reikalingi, man jie kas turi tas galimybės, su jais tikrai susitvarkys, bet tie patys žmonės, kurie tada kalbėjo, dabar jau gamina labai panašius. Ir gal jau geresnius, nes tam lėktuvai jau 30 metų. Šou lėktuvas, jisai turintis daug modifikacijų, sakykime, aš galiu dabar ir kuro sistema yra padidinta, aš galiu daug toliau nuskristi, būdavo bakas pakabinamas, bet būdavo tada, kada buvo varžybos, jis buvo paruoštas pačiam lengviausiam variantui, kad būtų privalumas jėga, svoris, kad aš galėčiau daryti daug sudėtingesnių kokių tai figūrų, sakykime, tas dinamika, intensyvumas, viskas priklauso būtent nuo to santykio, kiek turi traukos propeleris ir kiek svorio tame paruoštame lėktuve. Tai buvo toks būtent lėktuvas, o dabar jis yra paruoštas, kada jisai gali ir keliauti ir atlikti tą, ką matėt. Tai yra vėl jėga, kokia tai kombinacija geriausių, kokių tai, sakykime, variklis, propeleris, lėktuvas, lakūnas, žiūrovas. Pirmą kartą buvo išmesta tokia idėja, kad lakūnas nesulaužytų lėktuvo ore. Bet dabar suprantant, kad, sakykime, jeigu aš ten turiu gerus raumenukus, aš jį galiu sulaužyti, bet aš to nedarysiu, nes aš turiu supratimą. Ir to nereikia daryti. Ir čia yra saugumas, čia yra profesionalumas, čia yra suvokimas, kur tu esi, ką tu darai. Dabar žiūrėkit, aš jums parodysiu. Šitas prietaisas yra perkrovos, kokios yra buvusios mano skrydžio metu, matot? Čia yra virš 9 teigiama perkrova. Toliau ten yra neigiamos perkrovos. Čia, sakykime, Šiaulių Šeduvos šventėj. Čia yra, sakykime, aviahorizontas. Jisai rodo ir aukštį rodo, slėgį, greitį, kursą ir taip toliau.
Šitai rodo radio dažnius, va, kuriais man reikės su dispečeriais arba su skrydžių vadovais kalbėtis. Šičia rodo va, tas atsakiklis, va, jeigu pažiūrėt, čia yra net lėktuvo numeris, va, kurį jie mato. GPS aš naudojuosi, nu va, vienas iš jų yra va čia, matot, jau įsijungia. Va. Toliau čia yra skrydžio planas, čia yra, toliau galiu, ką aš čia padaryti, back, žemėlapis rodys, kur mes esam. Va. Jeigu kartais kažkur tai, kokioj tai situacijoje aš turiu atsakiklį, kuris man rodys mano vietą. Toliau turiu ir žemėlapį. Toliau aš turiu ir matot, kokių nesąmonių, kartais prašau prašo. Taip. Jo, tai va, čia visa prisikrovęs. Turi ir Porsche, žinot, kam jis reikalingas? Nu va, matot, kaip jisai turi dirbti savo darbą. O ką jis čia dabar daro? Sako, kriukriu. Sparnai, va. Čia yra italų konstrukcijos lėktuvas Falco F8, bet jisai turi vardą. Ir vardas toks egzotiškas, medinis Ferrari. Ir jisai gali daryti akrobatiką, jo leistinos perkrovos iki 6. Tai gali padaryti kilpą dviese. Įsivaizduojate? Dviese, ne vienas. Toliau bačką, ten kokius posūkius, ten nuvertimus. Gali suktuką, bet aš nedarau, nes yra, kurie tam lėktuvai dar geriau pritaikyti. Tai čia tokio, kad būtų visiškai saugu, va, man jis labai patinka. Girdit, barška medis? Jo. Taip, turi įrangą, turi autopilotą, gali skristi gana greitai iš Vilniaus į Nidą 1 valandžiukę. Tai ir skrenda kažkur 300 km/h, tai yra gana geras greitis. Va. Geriausi metai yra jau praėję. Va. Bet aš džiaugiuosi, esu stiprus, va. Aš galiu daryti tą, ką galbūt vakar matėt, va, per pasirodymus, tai esu labai džiaugiuosi, kad tokios galimybės dar išlieka, esant ir mano amžiui. Tai ten rungtis, sakykime, tikrai jau nėra prasmės, nes su varžybų galybė praeita ir kiek ten smagintis tuose pergalėse ar dar kažkur tai buvo taip, kad iki paskutinių kokių tai mano dalyvavimų pasaulio čempionatuose aš visą laiką turėjau kokius tai medalius. Ir tuose sudėtingiausiose programuose. Laimėtos ir, reiškia, pasaulio freestyle, to sudėtingiausios programos, turiu aukso medalius iš pasaulio čempionato, iš Europos, iš pasaulio Grand Prix laimėta, 10 metų geriausias pasaulio lakūnas nuo 2000 ten, palaukit, nuo praeito amžiaus iki 2006 ar ten kažkurių ten metų, nebežinau, nei pats. Va, tai, nu, tą viską padaryti buvo labai smagu, bet užtenka, aš noriu dabar daugiau laisvės turėti, va, daugiau savo turėti, va, ta prasme. Na ir buvo smagu parvažiuoti, baigus va kokius tai ten darbus, toj sovietų rinktiniai, toliau baigus darbus, aš dirbau lakūnų bandytoju, va, ir ten rimti darbai buvo, labai įdomus darbai, ir kitas siūlė kokias tai perspektyvas, ten dar įdomesnės technikos, bet atsiprašau. Aš nenorėjau toliau su tuo reikalų turėti ir pasidariau laisvas. Ir mano svarbiausias žodis yra laisvė. Tie žmonės, kurie, sakykime, ten akrobatas darantis keletą apsisukimų ore, nu tai tą išmokti, tai turi turėti ir
raumenis, kūną, tu turi turėti koordinaciją, tu turi turėti tiek jėgų ir užsispyrimo prie to save privesti, tiek ištreniruoti. Tai čia ir yra atsakymas, kad tai yra treniruočių produktas, tai yra mano paties tas, kaip čia sakyti, noro, užsispyrimo ir siekimas viso šito daryti. Jeigu kalbėti apie kokias tai aštresnės situacijas, tai aišku, jos visada priveda prie to, kad tu turi mąstyti. Ir aš mačiau didžiąją dalim kitų klaidas. Kitų kokius tai, situacijas, ir pačios situacijos, jeigu į tą trumpai atsakant, kad jos tikrai veda prie rimtų susimąstymų. Ir tu pradedi galvoti, ar tu teisingai gyveni, ar tu gali pasirinkti galbūt ramesnį šitą kokią tai kelią. Tai matot, ką aš darau. Aš tikrinu lėktuvą. Aš ruošiu tą lėktuvą kitiems skrydžiams. Aš šitą bandau užsitikrinti savo saugumą, kad aš nepadaryčiau vėl kokių tai klaidų. Tai toks yra atsakymas. Ir sakykim pats, jeigu kalbėt apie tai, ką aš darau, daleiskim, ką jūs matot, atrodytų ir treneris mano, kuris mane, kaip čia sakyti, ganė galbūt. Jis padėti daug negalėjo, nes vis tik tas novatoriškumas buvo daug toliau už to trenerio pačio lygį. Tai jis nesuprato, ar aš esu anarchistas, ar aš esu specialistas, ar aš esu Jurgis, ar aš esu iš kaimo, ar aš esu iš kažkur, tai iš ten, kaip jūs sakote, iš kažkur ten jo. Tai jam, specialistui, buvo didelis klausimas. Man to klausimai buvo aiškus. Aš darau tą, ką aš sugebu, aš darau tą, ką aš suprantu, aš save tobulinu ir tobulinu iki tokio lygio, kur tikrai bus kažkas tai naujo, kas tai tik bus įdomaus ir sudėtingo. Aš galiu improvizuoti, tai tą daryti, sakykime, ar ten varžybų netgi metu būdavo. Galiu, bet didžiąją dalim susistatydavau kokius tai savo figūrų junginius, kokius tai, sakykime, tas pačias figūras, kaip jas efektyviau atlikti, arba kaip tą parodyti teisėjui, kur jisai sėdi, kokioj vietoje sudėlioti, kad atrodyčiau tikrai profesionaliai, viskas būtų tokiam lygiai, kad būčiau įvertintas. Tai čia yra varžybinis momentas. Šou yra truputėlį kitaip. Yra kita publika, yra atrakcija. Gal ta atrakcija būdavo man jinai labai naudinga ir tų varžybų metu. Nes įsivaizduokit, kai pradedu sukti jot figūrą, tai čia jinai tinka ir varžyboms, ir šou, ir visiems būdavo, sako, kork kriev, bet tai buvo, arba kaip čia sakyti, kamščiatraukis. Bet po to sužinojo, kad tai yra jo raidė ir yra mano parašas. Tai šitą reiškia. Sudėtingiausia figūra, kiek aš ją žinau, aš radau jo raidę. Aš nieko sudėtingesnio to akrobatikoje, kiek jau matęs ir iš kitų, ir iš savo, nieko sudėtingesnio kol kas nematau.